Tam, kad gauti pasyvių pajamų iš investicijų kiekvieną mėnesį, nebūtina būti profesionaliems investuotojams ir analizuoti daugybę skirtingų kompanijų, formuojant pavienių akcijų portfelį. 2024 m. spalio 29 d. JP Morgan paleido naują ETF biržoje prekiavimo fondo, kuris investuodamas į 100 skirtingų kompanijų ir uždirbant pinigus iš pasirinkimo sandorių, kiekvieną mėnesį investuotojams išmoka dividendus, distribucijas ir išmoko jų ganėtinai daug. Pastarieji dividendai buvo netoli 8 metinių procentų, tai daug daugiau nei koks indėlis. Tai šiandien mes gilinsimės į JP Morgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF, trumpiniu JEPQ, kaip jis veikia, kaip jo pagalba galima susikurti papildomą kasmėnesinį pajamų šaltinį ir pažiūrėsime, ar verta į jį investuoti. Tai žiūrėkite video iki galo, klausimus galite užduoti komentaruose, atsakysiu visus ir tam, kad su didesniu entuziazmu paspaustumėte like mygtuką, dalinuosi nuorodą, su kuria galėsite matyti visą mano daugiau nei 25 procentus metinių palūkanų kiekvieną mėnesį išmokantį investicijų portfelį. Beje, nuoroda veiks tik per kompiuterį, tai jeigu žiūrite telefonu ar kaip kitaip, išsisaugokite nuorodą. Ačiū Jums. Taigi, kodėl JEPQ pritraukia mano akį ir kuo jis gali būti patrauklus pasyviam investuotojui ieškančiam papildomam pasyvių pajamų šaltinį? Viskas yra apie pinigų srautą. Šis ETF perka 100 geriausiai vertinamų nefinansinių JAV įmonių akcijas ir naudoja padengtų opcionų strategiją, kas reiškia fondo valdytojui parduodant perkamų akcijų pasirinkimo sandorius, opcionus uždirba pinigus, kurios išmoka investuotojams. Tai investuojant į šį ETF uždirbame ne tik kompanijų akcijų vertei kylant, bet ir iš aktyvios investicijų valdytojų prekybos. Na, o JP Morgan dirba vieni geriausių pasaulio turto valdytojai. Nesiplėsiu apie JP Morgan kaip rinkos žaidėją, manau daugeliu tai bus girdėtas pavadinimas, jeigu ne, parašykite komentaruose. Tai ši strategija šį ETF iškelia virš kitų neprofesionaliams investuotojams prieinamų ETF. Kaip minėjau, video pradžioje šio ETF europinė versija yra ganėtinai jauna, amerikietiška versija yra senesnė, bet vertinant pagal išmokamus dividendus ir dabartinę ETF akcijos kainą, dividendai yra 7,63 metinių procentų dydžio ir dividendai, kaip minėjau, išmokami kiekvieną mėnesį. Dabar paskaičiuokime hipotetiškai, kiek šis fondas gali mums uždirbti pinigų. Tarkime, kad mes investuojame 10 000 eurų į šį fondą, esant 7,64 procentų metiniam pajamingumui, per metus gauname 764 eurus dividendų. Tai yra maždaug 63,69 euro kiekvieną mėnesį ir čia tik išmokami dividendai, pačio fondo ETF vienetų akcijų kaina taipogi turi didelį potencialą kilti, nes fondas už investuotojų pinigus perka geriausiai vertinamų JAV įmonių akcijas. Tai dabar pamodeliuokime situaciją, kas galėtų būti reinvestuojant gaunamus dividendus, kas reiškia, jeigu kiekvieną mėnesį gautus dividendus investuotumėme atgal į fondą arba į bet kokią kitą investiciją išmokančią tiek pat dividendų. Dabartinė ETF kaina yra 25,12 eurų ir, sakykime, ETF vieneto kaina per metus augs vidutiniškai 8 procentais. Tai šiuo scenariumi, jeigu investuojame, perkame JEPQ ETF vienetus už 10 000 po 25 eurus ir 12 centų ir jeigu kaina per metus vidutiniškai didės 8 procentais, 15 metų gale mūsų suinvestuoti 10 000 jų vertė būtų maždaug 61 935 eurai. Ir jeigu išmokami dividendai nei mažėtų, nei didėtų ir toliau gautume po 7,64 procentus pasyviomis pajamomis, o jie gali tiek didėti, tiek mažėti, 15 metais nustojus reinvestuoti dividendus gautumėme 1491 eurą dividendais. Tai 51 935 eurai turto prieaugio ir nepilni 125 eurai pasyviomis pajamomis kiekvieną mėnesį visiškai nieko nedarant. Čia jeigu suinvestavome vieną kartą 10 000 ir daugiau nieko nedarome, bet sakykime, be to, kad suinvestavome 10 000, reinvestuojame gaunamus dividendus, sakykime, dar papildomai per metus suinvestuojame 2000 eurų, kas tikrai yra realu. 15 metais tuomet gauname 3305 eurus dividendais, kas yra 275 eurai per mėnesį ir turime 137 266 eurų kapitalą, kai iš savo kišenės per 15 metų viso esam suinvestavę 40 000.
Tai 10 tūkstančių iš karto ir po 2 tūkstančius kiekvienais metais. Tai 275 eurai kas mėnesį pasyviai ir 97 266 eurų kapitalo prieaugis. Dabar techninis procesas, kaip investuoti į šį ETF, kad netyčia nenupirktumėte ETF kitą valiutą ir po to papasakosiu kiek daugiau apie šį fondą ir jo veikimą. Tai prisijungus prie online brokerio, paieškoje suvedus fondo trumpinį, JEPQ mums duoda tik vieną opciją ir matome, kad fondas yra parduodamas tik doleriais, kas reiškia, mums reikėtų konvertuoti eurus į dolerius ir pirkti fondo vienetus tuomet, o valiutos konvertavimas kainuoja. Bet suvedus fondo serijinį numerį IE00U9J8HX9, įrašysiu į video aprašymę, mums paieška išmeta kitą opciją tuo paties fondo vienetus pirkti eurais. Tai tais pačiais fondais yra tiesiog prekiaujama skirtingose biržose, dėl to ir valiutos būna skiriasi. Tai pasirenkame ETF, kuris yra mums tinkama valiuta, tai jeigu uždirbame pinigus eurais, tai tikėtina bus ETF, kurį galima pirkti eurais, kad nereiktų konvertuoti valiutos ir mokėti pinigų. Nurodome, kiek fondo vienetų pirksime, spaudžiame pateikti pirkimo užsakymą, patvirtiname ir laukiame gaunamų dividendų, kuriuos išmokau kiekvieną mėnesį. Tai ką tik matėte, kaip atrodo investicijų įsigijimas Freedom24 online brokerį. Brokeris yra licencijuotas ir taiko vienus mažiausių investavimo mokesčių Europoje. Akcijų pirkimas ir ETF fondo vienetų pirkimas kainuoja fiksuotą 2 eurų mokestį plus 2 centai už kiekvieną perkamą fondo vienetą arba akciją ir investuotojų pinigai brokerio platformoje yra drausti investuotojų kompensavimo fondui iki 20 000 eurų, holdingo, kuriam priklauso Freedom24 brokeris, akcijas taipogi galima įsigyti antroje iš didžiausių pasaulyje JAF Nasdaq vertybinių popierių biržoje ir visi, kas atsidarys paskyras ir pradės investuoti nuo 24 metų spalio iki 25 metų vasario 28 dienos gaus iki 20 atsitiktinių akcijų dovanų, kad investavimo pradžia būtų įsimintinesnė, kiekvienos akcijos vertė gali siekti $800. Jeigu dar neturite Freedom24 paskyros, video aprašymą rasite vardinę registracijos nuorodą ir minėtos akcijos sąlygas ir kodus. Ir grįžtant prie šiandienos fondo, JEPQ seka Nasdaq 100 indeksą, tai reiškia, kad jisai daugiausiai investuoja į didelės nefinansinės JAV bendrovės, daugiausia technologijų sektorė. Ši koncentracija technologijų srityje siūlo didelį augimo potencialą, tačiau taip pat reiškia didesnį nepastovumą. Dėl šio nepastovumo gali būti didesnės premijos parduodant opcionus, o tai prisėda prie didelių fondo pajamų. Tačiau padengtų opcionų strategija gali apriboti kai kuriuos privalumus, jeigu rinkoje bus didelis pakilimas, nes tos opcionų premijos prekiaujamos su daliniu akcijų kainos padidėjimu. Taip pat ETF'as turi didelį svorį technologijų sektorių, tai beveik 50%, kiti didesni sektoriai apima kasdienio vartojimo prekių ir telekomunikacijas sektorius. Šitos du sektorius tarp 10 didžiausio fondo akcijų yra tokios įmonės kaip Apple, Nvidia, Microsoft ir Amazon. Kas dar išskirtinio apie šį ETF, tai jis yra aktyviai valdomas. Dauguma ETF yra pasyviai valdomi, o aktyviai valdomi ETF taiko kur kas didesnius turto valdymo mokesčius, kai kurie ima net procentą nuo valdomo turto arba netgi daugiau. Šis JP Morgan fondas dar išsiskiria tuo, kad jisai taiko tik 0,35% turto valdymo mokestį, kas aktyviai valdomam fondui yra mažai. Tai jeigu mūsų investicijų vertė yra 10 000, per metus fondas nuskaičiuos 35 eurus už savo darbą, kas yra labai mažai, kaip minėjau, atsižvelgiant į tai, kad yra su investavimu susiję kaštai, žmonės aktyviai dirba investuodami ir prižiūrėdami mano ir jūsų ir kitų investuotojų pinigus. Plus, kaip naujam 2024 metų spalio gale sukurtam fondui, tas faktas, kad fondas jau valdo 1 milijardą ir 238 milijonus eurų investuotojų turto, Europos rinkai yra ganėtinai daug. Filmuojant šį video fondų yra 4 mėnesiai, tai per 4 mėnesius 1 milijardas 238 milijonai, tai yra išties įspūdinga suma. Apibendrinant, JEPQ ETF siekia užtikrinti didelį mėnesinių pajamų srautą, naudodamas padengtų opcionų strategiją su didelė JAV technologijų kompanijų akcijų dalimi portfelė. ETF strategija teikia pirmenybę išmokėti pasyvias pajamas kiekvieną mėnesį ir turi į augimą orientuotų ETF bruožų. Šis ETF galėtų būti puikus pasirinkimas investuotojams, kurie yra patenkinti technologijų sektoriaus riziką ir šiek tiek didesnių nepastovumų, kurie ieško reguliarių mėnesinių pajamų ir kurie nenori ieškoti, analizuoti ir atsirinkinėti atskirų dividendus mokančių akcijų ir jas valdyti. Tai jeigu siekite susikurti papildomą
pasyvių pajamų šaltinį iš dividendų, prašau, mažai laiko ir dėmesio reikalaujanti investicija, kuri moka išskirtinai didelius kasmėnesinius dividendus. Vėlgi prieš investuojant pasidarykite savo namų darbus, čia nebuvo investavimo rekomendacija, čia tik buvo man į akį kritusio ganėtinai naujo europinio ETF pristatymas, o jeigu norite, kad jūsų pinigai jau uždirbinėtų pinigus, bet dar nesate pasiryžę pradėti investuoti, šiame video rasite idėjų, kaip tą galima daryti su fiksuotus procentus mokančiais planais. Freedom24 registracijos nuorodą ir promo kodus gauti iki 20 akcijų dovanų rasite video aprašyme. Sėkmingų investavimo ir pasimatome kaip visad pirmadieniais, ketvirtadieniais ir kartais sekmadieniais.